Kristaus Krikšto šventė mums galbūt kelia du tokius klausimus. Aš žinau, kad nėra lengva klausytis teksto. Pirmas klausimas yra, kaip Dievas apsireiškia man gyvenime. Kaip Dievas apsireiškia. Nes Kristaus Krikštas yra Dievo apsireiškimas žmogaus kūne Jėzuje Kristuje. Taigi Dievas apsireiškia, vienas dalykas, kaip Jis man apsireiškia. Ir antras klausimas, kodėl Jėzus priėmė krikštą, kuris yra skirtas nusidėjėliams, nuplauti nuodėmes. Jisgi Dievas, kam jam krikštas? Klausimai be abejonės tokie gana painoki ir žinoma, juos mes daugiau ar mažiau randam arba ieškom atsakymų. Tai, kaip minėjau, pirmasis toks klausimėlis, kaip man apsireiškia Dievas, kaip aš su juo bendrauju, kaip aš jį patiriu. Iš tiesų, kad reikėtų kiekvienam iš mūsų atsakyti šitą klausimą, arba apie tai reikėtų diskutuoti, mes turbūt nelengvai kalbėtume. Nelengvai, galbūt kartais yra žmogaus įsivaizdavimas, gal visiškai ne Dievas kalba, gal aš pats ten susigalvojau Dievą. Tai, sakykime, daug vingių, daug problemų, bet neskaitant to, vis dėlto ne kam nors kitam, kaip Dievas atsireiškia, bet man Jis apsireiškia konkrečiai. Ir žinoma, kaip minėjau, šiandieninė šventė kviečia apie tai pamastyti. Ne šiaip numoti ranką, bet pamastyti: Dieve, kaip tu į mane kreipiesi, kaip tu man pasirodai, kas tu man esi, kaip aš tave jaučiu, kaip aš su tavimi kalbuosi. Ir kitokie klausimai, kurie turėtų kiekvieną iš mūsų paliesti. Antras atsakymas, kodėl Jėzus krikštijosi, yra sudėtingesnis, bet aišku, šiandieninėme šventajame rašte jis taip kaip ir paaiškintas yra, tik aišku, reikia gilesnio žvilgsnio. Prasidėjo mūsų šiandieninės Evangelijos skaitinys žodžiais stiprėjant žmonių lūkesčiams. Ką reiškia tai? Žmonių lūkesčiams, žmonių troškimams. Ar čia tik ne Mesijas? Ką reikštų kiekvienam iš mūsų troškimas? Irgi turėtume savęs užklausti, koks yra didžiausias mano troškimas? Ko aš trokštu? Ko aš noriu? Kas man reikalinga? Žiūrėkit, troškimas mus veža. Ko mes trokštame, tą mes pasiekiame vienokiu ar kitokiu būdu. Ir nuo troškimo, kurį mes savyje turim, kurį puoselėjam arba užgniaužiam, kartais ir negeri troškimai yra mūsų sielose, tas troškimas mus veda ten, ko mes norime. Ir paprasčiausiai turėtume savęs klausti, koks mano troškimas? Jeigu kitas atspėtų tavo troškimą, tai tave turbūt labai lengvai prigautų. Kodėl? Žiūrėkit, visa reklama yra pastatyta ant žmogaus troškimo. Aš noriu įsigyti kažkokį galbūt rūbą, kažkokį gėrimą, ar dar kažką, kas yra reklamuojama. Ir tau viduj yra troškimas ir išorinis impulsas toks duoda, žiūrėk, taip, aš to ir norėjau, matai, ir dar reklamuoju. Vadinasi, pirmin einu, įsigyju, nusiperku, turiu ir panašiai. Bet būna ir kitaip. Sukčiai veikia irgi tuo pačiu principu. Jūs patys žinot, jeigu mano troškimas yra tapti turtingu, noriu būti turtingu, uždirbti pinigų, gerai investuoti, kad tie pinigai man kažkaip atsirastų, nuspėja, skambindamas sukčius mano troškimą, nuspėja ir sako, alo, aš esu tas, taip, tu dabar investuok pas mane ten tiek ir tau pinigai tik tai pradės tekėti ir tu gausi ir bus. Aišku, jie galbūt mandriau pasakoja, negu aš jums čia pasakoju, bet
principas šitas yra, kad, pataikė ir žmogus atiduoda visus savo pinigus. Mes kartais stebėmės, atiduoda visus savo pinigus, jo troškimas toks. Jo troškimą pataikė, bet jis, suprantat, jį prigavo. Tai koks mano troškimas? Rasti darbą, daug uždirbti, rasti draugus. Vaikinas galbūt turi troškimą susirasti merginą ir sukurti šeimą, merginą, vaikiną. Ar panašiai, taip, sakykime, daug, nusipirkti kompiuterį, dar kažkokį išmokti žaidimus žaisti, įsigyti automobilį ar panašiai. Daugelis mes galėtume įvardinti savo troškimus pakankamai konkrečiai ir juos mes visi žinom ir aišku pasidalinam vieni su kitais, ko mes norėtume. Ir mūsų troškimo išpildyti reikia kažko, kas mums padėtų. Ir šitoje vietoje, žiūrėkit, šventas raštas, kaip kalba tikrai žemiškai ir konkrečiai. Žmonės ko? Laukia Mesijo. Laukia to, kuris išgelbės. Nes Izraelis, tauta buvo prispausta, prislėgta, išnaudojama, sunkus gyvenimas. Ir be abejonės tu nori, kad gyvenimas būtų lengvesnis, paprasta. Ir štai pasirodo Jonas Krikštytojas, jis skelbia krikštą, jis sako, jūs teisingai gyvenkit, jūs nusiplaukit nuodėmes ir, žinoma, jau kažkas jūsų gyvenime pasikeis. Jie galvoja, štai, Mesijas. Bet Jonas Krikštytojas pasako tą, ką kiekvienas turėtume pasakyti. Aš, sako, nesu Mesijas, bet po manęs ateis Mesijas. Būtent Jėzus, tas, kuris viską ir suteiks. Taigi, kad aš turiu kažkokį troškimą ir aš galiu, norėdamas savo troškimą išpildyti, tas žmogus man padės, jis yra ypatingas, su juo aš susidėsiu ir visas problemas išspręsiu. Nieko panašaus. Mums problemas gali padėti išspręsti viešpats Jėzus, Dievas, suprantat? Taigi, ir kada tas žmogus pagalvoja, tikrai aš galiu jam padėti, ne? Ir mes kartais sakom, tas kunigas ypatingas, arba tas mano viršininkas, žiūrėk, koks geras žmogus, jis tą padeda. Ir susidaro tam tikros kartais situacijos, kad nieko panašaus, jis nėra toks, kaip aš galvojau. Ir tada žmogus labai nusivilia, dėl to, kad jis visus troškimus ir visą savo tikslą sudėjo į tam tikrus žmonės. Kartais jos tėvai, pavyzdžiui, irgi būna, kad į savo vaikus sudedat visą savo gyvenimą. Mano vaikai. Ir kas nors atsitinka, jums yra be galo skaudu. Bet yra kas? Dievas, kuris atsiliepia, kuris išgydo, kuris išgelbėja, kuris guodžia, kuris padeda. Ir mūsų uždavinys yra panašiai kaip Jono Krikštytojo. Aš tikrai nesu tas, kuris jums atversiu dieviškuosius slėpinius. Aš esu liudytojas, kuris galiu pasakyti, darot taip, stenkitės taip gyventi, tą daryti, liudytojas. Ir jūsų santykis su Dievu, kiekvieno mūsų santykis su Dievu, būtent ir išspręs ir patenkins mūsų troškimą. Su begalybės troškimą, kuris yra kiekvieno žmogaus širdyje. Bet šito liudytojo nebereikalo, šiandien šventame rašte ir Jonas Krikštytojas yra paminėtas, kalbam vėl apie apsireiškimą, kad Dievas apsireiškia, šito liudytojo kažko einant Dievo link mums reikia, mums yra būtinas. Bet jis negali būti Dievas, jis negali būti virš visko iškeltas. Jis tik yra paprastas žmogus, kuris gali padėti tau susigaudyti ir jo nereikia niekada idealizuoti, nes žmogus jis nusidėjėlis, šiandien šventas, rytoj nebe. Ir viskas, ir tu pamatai, ir tu tada suprantėsi nusivylęs. Dievas, jis yra pagalba man kelyje į Dievą, kaip ir Jonas Krikštytojas. Taigi mes laukiam Mesijo, žydų tauta laukia Mesijo, mes irgi keliaujam Dievo link susitikimo su Jėzumi. Aišku, čia šiandien šventas raštas yra daug tokių pasakęs dalykų, kurių galbūt mes taip ir nebeanalizuosim, bet žiūrėkit, kodėl Jėzus, dabar mes sakom ir klausim pradžioj, kodėl jis krikštijosi.
kartu su nusidėjėliais. Būdamas Dievas ir nereikalingas jam buvo krikštas. Kodėl? Labai aiškiai pasakytume. Visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs. Ką reiškia? Dievas yra su tauta. Dievas yra su tauta. Ir tie, kurie atėjo krikštytis, jie nusidėjėliai, jie netobuli žmonės. Suprantat? Jie netobuli. Ir Jėzus yra tų netobulų, nusidėjėlių žmonių tarpe. Jis kartu yra. Jeigu mes žiūrėsim iš Senąjį testamentą, mes rasim daug vietų, kad irgi Dievas keliavo su tauta, ten kietas prondė tauta ir panašiai, ten sandora ten iškeliavo netgi į tremtį kartu su tauta. Tai suprantat, ir čia yra parodyta, kad Dievas yra su savo tauta. Ir dėl to mes drįstame sakyti, o štai esam susirinkę bažnyčioje, ar čia mes esam šventieji. Galbūt kai kurie jūs ir esat šventieji. Bet neskaitant to, esam ir nusidėjėliai, ir netobuli žmonės. Ir drįstam sakyti, kad Dievas yra mūsų tarpe, kad Jėzus yra mūsų tarpe. Neskaitant mano nuodėmių, jis yra kartu. Ir tai yra nuostabu, jis yra kartu. Tu nesi eliminuotas, atstumtas, sako, aš nevertas, aš čia negaliu eiti į bažnyčią dėl to, kad aš nusidėjėlis, aš tą ir tą darau ir panašiai. Taip, gali būti, kad tu tą ir tą darai netinkamą. Bet Dievas vis tiek yra kartu su tauta. Ir čia supranta dar atsakymas mums, kada jūs kartais girdit. Čia kam į tą bažnyčią eiti, ten tokie žmonės, ten tas, aš jau vienas būsiu, melsiuosi namuose ir aš jau ten dar labiau medituosiu ir aš viską apie Dievą sužinosiu, panašiai. Dievas yra, kaip pasakyta, visai tautai krikštijantis. Jis yra kartu su mumis. Kada tu ateini, tai yra ir jis. Ir jūs turbūt esat pastebėję, kad tu ateini į bažnyčią, galbūt tu skiri laiko, gal nesi patenkintas, čia turi viską mesti, ateiti. Bet tu jau tai jau buvama kitokį. Kitokį jis yra. Ir tave pažadina iš snaudulio. Tau suteikia minčių, tu pradedi taip atsimerkti ir suvokti, kad jis yra. Neskaitant tavo būsenos, kokia jį bebūtų vienokia ar kitokia, jis yra. Tai yra didelis dalykas. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Bet kitas dalykas yra, jis ką? Jis krikštijasi kartu su tauta, taigi, kada jis pasikrikštija, tu jau kalbėsim, įvyksta arba kuriasi nauja visuomenė, naujas žmogus. Taigi per jo krikštą galiu tapti kitoks. Per jo krikštą. Ir tą krikštą mes kiekvienas esam priėmę, per jo krikštą kuriasi nauja tauta, krikščionių tauta. Kitoks žmogus tampa. Ne taip iškart, bet tampama yra. Ir sako, štai, Jėzus pasikrikštijęs meldėsi. Ir kas atsitiko? 3 dalykai atsitiko. Atsivėrė dangus, šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido tarsi balandis ir balsas iš dangaus prabilo. Dangus atsivėrė, šventoji dvasia nužengė, balsas prabilo iš dangaus. 3 dalykai. Žiūrėkit, kartais mes sakom, yra daug pakrikštytų, bet nelanko bažnyčios. Neina į bažnyčią. Jie yra pakrikštyti, katalikai, viskas, bet jie, iš esmės kaip ir netikintis yra. Jiems Dievas, Jėzus Kristus, tikėjimas, svetimi dalykai yra. Galbūt ir neneigia to, bet, yra toli nuo to. Kodėl? Atsakymas šiandien mums duotas. Pasikrikštijęs meldėsi. Kada tu esi pakrikštytas? Krikštija dažnai mūsų tradicija tokia, kad krikštė vaikelius, mažus vaikelius. Tai krikštėje juos, žiūrėkit, ar tėvai, jūs esate irgi, kai kurie jauni tėvai turbūt krikštijot, ar dar krikštysit savo vaikus, ar jūs meldžiatės? Ar tie tėvai pakrikštyje savo vaiką kūdikį meldžiasi? Ir tas vaikas jau dar, su motinos pienu tą maldą gauna ar negauna? Suprantat? Jeigu jūs pakrikštijot, atlikot ritualą, amen, viskas tvarkoj, krikštas turi be abejonės tą savo pozityvą, savo geras pasekmes taip,
tampa Dievo vaiku, tampa krikščionimi, tampa kataliku ir panašiai. Bet jeigu jūs nesimeldžiat, jūs negali tų 3 dalykų patirti. Tai jeigu jūs nesimeldžiat, ar esat pastebėję? Jeigu žmogus nesimeldžia, jis negali su Dievu. Jeigu jis su Dievu nesikalba, jis negali su juo bendrauti. Ir kada mes pradedam melstis, jeigu jūs esat pastebėję, jaunimas yra šiandien irgi, kada žiūrėk jaunas žmogus, jis pradeda melstis kiekvieną dieną po kažkokią maldą, žinokit, jo malda bus išgirsta. Jo malda bus išgirsta. Galbūt jis pradės melstis, paskui nustos, paskui vėl bus kitaip, bet jo malda yra labai svarbi. Tai yra jo galimybė, kad jam atsivers dangus. Kad jam atsivers dangus. Tai pirmas dalykas, kaip minėjau, einam prie pabaigos, sako, atsivėrė dangus. Ką reiškia šitas pasakymas? Jeigu jis atsivėrė, vadinasi, buvo uždarytas. Ir jeigu dangus atsivėrė, vadinasi, yra ryšys su Dievu, vadinasi, Dievas priartėjo, vadinasi, tau galimybė bendrauti su aukštybėmis, su Dievu, suprasti jį, su juo turėti ryšį, suprasti vienokį, žmogiškų būdų, bet vis tiek atsiveria tau galimybė. Jūs turbūt suvokėt, kada aš įžengiu į tikėjimo sferą, aš suvokiu, kad tie dieviški dalykai nėra kažkas tolimo, neaiškaus, nepasiekiamo, nesuvokiamo, bet yra kažkas tikra, man skirta ir mane džiuginančia. Ir aš tada galiu tą ryšį su juo, arba su transcendencija, su Dievu, su Jėzumi turėti, konkrečiai turėti, atsiverti. Ir tas gyvenimas patampa kitoks. Toliau girdėjom, kad šventoji dvasia nusileido ant jo tarsi balandis. Ką tai reiškia? Po Jėzaus krikšto. 3 dalykai. Tarsi balandis šventoji dvasia nusileidžia. Taigi, kaip minėjau, dangus atsivėrė, šventoji dvasia nusileido. Įvaizdžiai yra keli, be abejonės jų yra žymiai daugiau. Pirmas, jeigu jūs pradžios knygą skaitysit, kaip sukūrė Dievas pasaulį ir, sako, Dievo dvasia tarsi balandis pleveno virš vandenų ir buvo sukurtas pasaulis. Taigi, kada atsiveria dangus ir šventoji dvasia, kada tu meldiesi, nužengia ant tavęs, tu esi kuriamas naujai, tampi naujų arba kitokiu žmogumi. Taip atsitinka. Jūs, kai kurie tikrai šitą esat supratę ir žinot, galit paklausti. Tampi kitoks žmogus. Dangus atsivėrė, šventoji dvasia nužengė ir įvyksta kūryba. Vienas yra, aišku, švento rašto paaiškinimas. Antras švento rašto paaiškinimas irgi yra panašus, jeigu jūs atsimenat, kada buvo visuotinis tvanas ir ten jie tame laive buvo užsidarę, tai siuntė balandį. Siuntė, kad pažiūrėtų, ar jau tvanas pasibaigė. Ir galiausiai sugrįžo jis su šakele, kad štai jau Dievo rūstybė užsibaigė, vėl taika ir, kadangi kitol buvo žmonės sugedę, prasideda nauja žmonija. Štai, Jėzaus krikštas tą iššaukia. Tai ir parodo, štai dėl to jis yra mūsų išsipildymas ir mūsų troškimas. Tu tampi naujų žmogumi. Tu tampi kitoks Dievo taika. Tu suvoki, apie Dievą galite jūs dabar skaityti, rasti, bet tu supranti, kas jis toks, kad jis tau atneša taiką, atneša ramybę. Ir galiausiai paskutinis dalykas, balsas iš dangaus prabilo. Suprantat, Dievas mus užkalbina. Tas jo užkalbinimas yra įvairiopas. Jis kartais ir sapnuose mus užkalbina. Labai retai užkalbina. Esu minėjęs, kaip aš galiu atskirti, kada Dievas užkalbina, o kada aš kažkokias pats nesąmonės galvoju, kad čia Dievo balsas. Paprastas dalykas, vienas esminis dalykas yra, jeigu Dievas tave užkalbino, ar taip pasakęs, ar per sapną davęs tau kažkokį įspėjimą, tu atsiminsi tai visą gyvenimą.
tu neužmirši. Kitką tu užmirši. Bet šitos jo žodžius, kuriuos jis pasako, tu atsiminsi. Ir šitokius žodžius Dievas pasako, kada mes meldžiamės kiekvienam. Kiekvienam. Taigi, vat štai ką reiškia krikštas. Jėzus mus į tai įveda ir mes būkime atidūs ir išgirskime jo balsą. Amen.